Laidoje Kultūra Plius papasakosime apie Antrojo pasaulinio karo nusiaubtą Klaipėdą ir gyvenimą joje po žiauriausio Europos istorijoje karo. Ačiū Dievui, kad kultūros paveldo departamento nebuvo akmens amžiuje, nes iki šiol uolose gyventume. Susitiksime su jaunu, energingu menininku, aktyviu visuomenės veikėju, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininku, tapusiu tik kiek daugiau nei prieš metus Dariumi Vaičekausku. Laidą Kultūra Plius žiūrėkite netrukus. Sveiki, su jumis ir vėl sveikinasi laida Kultūra Plius. Pirmosius pokario metus vokiečiai vadino nulinę valandą, kai viską reikėjo pradėti iš naujo. Po karo klaipėdiečiai anot Ievos Simonaitytės gyveno griuvėsių labirintuose, o miestas neteko visų prieškarinių gyventojų. Šiandien papasakosime apie Klaipėdą po karo. Pasibaigus kruvinajam Antrajam pasauliniam karui, sugriauta ir suniokota Klaipėda turėjo viską pradėti nuo pradžių. Apie 64–50% namų buvo beveik gana stipriai apgriauti. Stogų, langų praktiškai beveik iš viso nebuvo ir įvairiais duomenims skirtingais mieste po karo pirmom dienom buvo nuo 6 iki 20 žmonių. Šis miesto išvalymas buvo unikalus reiškinys net ir šio žiauriausio Europoje karo istorijoje. Klaipėda neteko visų prieškarinių gyventojų. Reikėjo miestą atstatyti, reikėjo miestų rūpintis, buvo kviečiami gyventojai, nemažai dalis iš šiaurės Lietuvos gyventojų atsikėlė į Klaipėdą vėliau. Apgyvendinti pirmą pramonės įmonę, kuri pradėjo dirbti, buvo malūnas, paskui buvo stengiamasi kažką bandyti su uostu, nors uosto visos krantinės beveik buvo susprogdintos, tik viena išlikusi. Klaipėda tuo metu nebuvo labai malonus miestas, griuvėsiai, žuvies kvapai, chuliganiškas kariškių ir jūreivių elgesys. Griuvėsiai gana ilgai buvo, miestas buvo gana stipriai apgriautas, suniokiotas, gyventojų nėra, nieko nėra, ir kaip nekeista, iš karto 45 metais gegužės mėnesį buvo pastatytas pirmas paminklas, garsioji Patranka. Reiškia, čia šalia tų visų griuvėsių, viską jau buvo pastatyta, atsuktas vamzdys į vakarus. Po biškį buvo bandoma atstatyti, tvarkoma tą Klaipėdą, bažnyčios kai kurios buvo tik stogai nugriauti, bokštai, kaip sakiau, buvo nusprogdinti. Jas buvo galima bandyti atstatyti, bet tas tuo laiko tarp niekam nerūpėjo. Pirmiausia, tik tai buvo civiliniai pastatai statomi, viskas savo bažnyčios buvo nugriautos, sunaikintos. Į miestą ilgą laiką buvo sunku įvažiuoti, čia buvo daug kariuomenės. Gyvenimas po truputį ėjo į priekį, nors mieste labai daug ko trūko. Suremontavus kai kurios karo metu netaip stipriai nukentėjusius namus, buvo įmanoma gyventi. Čia buvo kviečiami žmonės iš artimiausių rajonų. Trūko duonos. Tėvai dirbdavo, tad rytais eilėse prie duonos stovėdavo vaikai. Gyventojai, kurie dirbo darbus, jie turėjo dar visada po darbo atidirbti tam tikrą nustatytą skaičių prie miesto griuvėsių valymo. Mums buvo išduotos tokios knygelės, tose knygelėse būdavo atžymima, kiek tu valandų išdirbai viską, nes jeigu tu nedalyvausi, nedirbsi griuvėsių valymus, negausi maisto talonų. Kai kas bandydavo, ta prekyba čia vyko ir turgui, ir aišku, žmonės iš kaimų ateidavo į miestą, nes būdavo galima parduoti produktus, o Klaipėdos miestas, kadangi kaip ir miestas vis tiek, į jį būdavo atvežama ir iš Rusijos, ir iš kitų šalies kampų pramoninės produkcijos, tai vykdavo tokie mainai. Vėliau jau prasigyvenus, jau pradėjus veikti pramonės įmonėm, išvalius uostą, kai galėjo įplaukti laivai, kurie atveždavo prekių, ta prekyba šiokia tokia mieste vis tiek vyko ir jinai nestovėjo vietoj tikrai. Nors miestas buvo stipriai suniokotas, jį po truputį buvo stengiamasi atstatyti. Reikėjo kažkaip gyventi, todėl žmonės augino vištas ir triušius, laikė gyvulius. Čia kaip kaime rytais karvės vaikai gindavo per miesto centrą Laukininkų, dabartinė Herkaus Manto gatvėmis, į ganyklas už geležinkelio, o vakarais parsivesdavo atgal. Čia palei dangę visur tai gyvulius ir kiek ir aš esu su atsikėlusiais žmonėm, kalbėjęs viską tikrai, tų gyvulių augindo ir karvės, ir kiaulės, ir viską net vienai nuotraukoje matosi, kaip yra vedama karvė Klaipėdos gatvėje. Pirmaisiais pokario metais buvo stengiamas išviesti jaunimą. Tuomet Klaipėdos vaikai sėdėdavo nekuriantose klasėse, trūko stiklo, tad langai buvo užkalti fanera, nebuvo vadovėlių, sąsiuvinių, plunksnų, rašalo. Mieste pradeda gyventi civiliniai žmonės. Ir prasideda gyvenimas, prasideda buitis, reikia eiti darbus savo ir gimsta ir vaikai ir viskas.
Ir jį reikia organizuoti ir švietimą, ir kultūros priemonės, ir viską. Nu ir mieste buvo ir atidaryti, ir kino teatrai buvo, ir 46 metais dramos teatras atsidarė. Nu ir mokyklos irgi taip pat buvo organizuotos. Tačiau vaikai nemažai ir vaikų Klaipėdoje nukentėdavo dėl to, kad dar buvo likę tų sprogmenų, juk ir dabar dar randama yra, čia neseniai buvo išžiūrėtas, kas mintinį radavo. Tai vis tik tų sprogmenų nemažai rasdavo vaikai, ne vienas likdavo ir be rankų, ir be pirštų, ir žūdavo. Nors sovietai buvo pasiryžę Klaipėdos senamiestį perstatyti iš naujo, tačiau šiandien mes galime džiaugtis, jog dalis senosios Klaipėdos išliko ir yra saugoma. Šiuo metu saugome dvi istorinės dalis miesto, tai taip vadinama senamiestį, U17 teritorija, esanti kairėje Danės upės pusėje, ir Klaipėdos naujamiestį, dešinėje Danės pusėje, kur pastatai buvo statyti jau nuo 18 amžiaus. Karo metu, kaip minėjau, nukentėjo tiek viena, tiek kita dalis, tačiau tiek vienoje, tiek kitoje pusėje išliko pakankamai daug statinių iš 18-19 amžiaus. Na, čia reiktų gal informuoti, kad būtent iš to laikotarpio daugiausiai statinių turime. Čia vėlgi kiek kita situacija, galbūt su Vilniumi ir Didžiosios Lietuvos miestais, kadangi Klaipėda buvo visą laiką kelius šimtmečius, na tai miestas tvirtovė, ir miestas faktiškai kiekvieną šimtmetį dalyvavo po keliuose karuose ir buvo niokojamas tiek karų, tiek gaisrų. Miestas yra gyvas organizmas, jis keičiasi, vystosi, čia iškyla nauji pastatai, užauga nauji kvartalai. Mieste ir senamiestį iškilo keletas statinių, tame tarpe ir jūsų paminėta KD raidė. Na, tai ne vien tik mūsų paminklosaugininkų darbas, tačiau tokių pastatų atsiradimą lemia ir miesto opozicija, miesto politikų, miesto vadovų. Ir kiek mano žiniom, tas KRD, kuriam aš tikrai pats asmeniškai būčiau nepritaręs tokių pastatų atsiradimui, visgi buvo didelis miesto interesas. Mes negalim užkonservuoti situacijos, kad šioje saugomoje teritorijoje neiškiltų nauji statiniai. Vienas verslininkas yra pasakęs, ačiū Dievui, kad kultūros paveldo departamento nebuvo akmens amžiuje, nes iki šiol uolose gyventume. Jau visai netrukus susitiksime su jaunu kūrėju, Fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininku Dariumi Vaičekausku, o dabar Baltikum televizijos eteryje reklama. Kviečiu susitikti su jaunu, talentingu, energingu menininku, aktyviai veikiančiu Klaipėdos kultūrinėme gyvenime, uostamiestyje pristačiusiam ne vieną meninį projektą ir daugiau nei prieš metus tapusiu Fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininku Dariumi Vaičekausku. Gimęs Klaipėdoje nuo 5 metukų Darius Vaičekauskas gyveno Gargžduose. Į uostamiestį jis atvykdavo dažnai. Adomo Brako dailės mokykloje ruošėsi būsimoms studijoms. Vėliau įstojo Vilniaus dailės akademiją, kur baigė freskos mozaikos specialybę. Tuo pačiu metu vienoje sostinės aukštojoje mokykloje kelis metus studijavo ir fotografiją. Vėliau studijas tęsė dailės akademijos UNESCO katedroje. Čia baigė kultūros vadybos ir kultūros politikos magistrantūros studijas. Jau nuo pat vaikystės susidomėjau tiek menu, tiek kūryba, visais tais dalykais. Čia galbūt įtaką padarė mano vienas dėdė, kuris buvo pusseserės vyras ir jisai buvo dailininkas. Dailininkas, dizaineris, tai iš tikrųjų, kai pas juos lankydavomės, tai man ten būdavo didžiausias malonumas ir didžiausias džiaugsmas, nes daug paveikslų, daug visokių, reiškia, menų pridarytų ir tais dalykais jau iš karto nuo pat vaikystės domėjausi ir man jie labai patiko, iš tikrųjų.
Tiek mokyklos, tiek studijų metais kūrybinės veiklos užsiėmimų netrūko. Mokykloje kurdavo dekoracijas įvairiems renginiams, studijų metais parduodamas savo darbus, kaip ir daugelis studentų, prisidurdavo prie stipendijos. Buvom įsteigę bendrabutį, kuriame gyvenom, tokią netgi meno galeriją. Kadangi tai buvo Rūsys, mes ten turėjom tokią kaip studiją, tai tą mūsų galeriją pavadinom Padvalas. Ir jinais gyvavo 1,5 berods metų ir iš tikrųjų daug studentų, kurie dabar jau yra ir žinomi menininkai, būtent ten darėm jų parodas, kurios, aišku, vis tiek buvo skirtos daugiau mažiau bendrabučio studentams arba studentams iš Dailės akademijos. Ir tenai darydavom tokius visokius šposus, reiškias. Baigiamojo magistrantūros darbo gynimo metu Darius Vaičekauskas gavo pasiūlymą dirbti Klaipėdos dailės parodų rūmuose. Be abejo, iš karto rūmai atsigavo tuo metu, kai dirbo Darius ir Akvilė, pora jaunų žmonių. Jie iš karto įnešė jaunatiško šurmulio. Prasidėjo ne tik parodinė veikla, atsirado koncertai, performansai, įvairiausi dalykai. Tas darbas teikia daug malonumo, buvo aišku daug ir, kaip sakau, iššūkių, nes buvo prasidėjęs strateginio planavimo tas toksai periodas, kuomet reikėjo pačią organizaciją pažvelgti visiškai kitaip, jau buvo reikalavimai kurti organizacijų misiją, viziją, strategiją veiklos, planai ir iš tikrųjų kaip jaunas specialistas, tos dalykus išmanantis, tai tą darbą ir darėm. Šalia, aišku, parodų organizavimo, renginių organizavimo ir panašiai. Jis neapsiribojo vien pastoviu darbu parodų rūmuose, kuriuose aktyviai darbavosi nuo 2003-ųjų. Visada šalia yra sumanymai, yra darbai, kuriuos norisi gyveninti, realizuoti ir ta kūryba savaime jau užsiėmė. Negalvodamas apie tai, kad dar kažką tai turi ir dirbti kasdien. Jis toks nerimstantis, man atrodo, Klaipėdos pilietis yra. Lietuvos pilietis, Klaipėdos visuomenininkas ir apskritai. Kokias žmogus esi? Įsikūręs Klaipėdoje iš pradžių jis prisijungė prie menininkų grupės Žuvies akis, o prieš porą metų su nemažu būriu bendraminčių įkūrė organizaciją Mekusa, kurioje veikia įvairių meno sričių kūrėjai. Taip ir organizaciją kūrėm, kad bandydami sujungti įvairių meno sričių atstovus ir dėl to ir įvardėm kaip meno kūrėjų sąjungą, nepasirinkdami kažkokią tai vieną žanrą ar tai vienos krypties. Kaip fizinis asmuo visada yra sunku dalyvauti kažkokiuose projektuose, gauti finansavimą vieniem kitiem sumanimam, tai nusprendėm įsisteigti organizaciją ir tai buvo įsteigta Meno kūrėjų sąjunga. Vienas šios organizacijos kasmetinių renginių yra video ir alternatyvių kino formų festivalis Dezintegracija, kuris šiemet vyks spalio pabaigoje. Daugiau nei prieš metus Darius Vaičekauskas buvo išrinktas Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininku. Nuolatos verdam tuose kultūros procesuose ir nuolatos kažką tai pradedam. Štai neseniai jisai tapo Klaipėdos fotomenininkų sąjungos pirmininku ir aš tikiuosi, kad pagaliau ledai bus pralaužti ir bent jau foto gyvenimas Klaipėdai pajudėtų. Atsakomybė yra iš tiesų didelė, nes vadovauti skyriui jau, reiškia, organizacijos, kurie turi savo tradiciją, savo patirtį, gyvuoja jau daug metų, nėra lengva, o situacija buvo tokia, jog praėjusiais metais baiginėjasi prieš tai buvusio pirmininko Remigijaus Treigio kadencija ir buvo rinkimai ir galėjo, aišku, kas nori teikti savo kandidatūras. Na ir kažkaip dar galbūt ir pakalbintas vienų kitų fotomenininkų, kurie siūlė gal ir man bandyti eiti šitas pareigas. Apsisprendžiau bandyti ir išrinko pirmininku ir dabar jau daugiau negu metai darbuojasi šitose pareigose. Fotografija nebuvo naujiena jo gyvenime. Ja domėjosi nuo vaikystės, kelis metus buvo fotomenininkų sąjungos narys, tačiau savęs fotografu jis nelaiko. Save daugiau identifikuoju kaip menininką, kuris dirba vėlgi gali ir su fotografija, ir su tarpdisciplininiais menais, ir su video dalykais. Dabartinė veikla labiausiai susijusi su administraciniu darbu, naujų projektų kūrimu ir įgyvendinimu. Veikla, kuri atrodytų tokia tolima menui, kūrybai. Administracinė veikla iš tikrųjų, nes yra toli nuo meno ir žinoma suvalgo labai didelę dalį tiek laiko, tiek energijos. Galbūt dar kažkada irgi galvodavau, kai vieni ar kiti kalbėdavo, kad va, dabar dirbu kažkokį tai darbą ir laiko kūrybai lieka vis mažiau, visada kažkaip galvodavau, kad
na, kažin, čia yra taip iš tikrųjų, ar negalima to suderinti ir panašiai, tačiau tenka pripažinti, jog taip, reikia turėti daug jėgų savy ir energijos, kad dar galėtum skirti laiko ir savo kūrybai šalia tų, pavadinkime, administracinių darbų, kurias tenka nudirbti. Darius, kaip ir kiekvienas aktyvesnis Klaipėdos kūrėjas, verda tose pačiose procesuose. Tai yra kaip ir meno kuratorius, kaip administratorius ir dar kartais pasireiškia kaip menininkas. To galbūt jisai skiriasi nuo manęs, nes aš kaip menininkas nesireiškiu, tik tai administruoju ir kuruoju procesus. Bet tai yra vienas su kitu susiję. Kiekvienas asmeninis Dariaus Vaičekausko kūrybinis projektas yra savitas, skiriasi vienas nuo kito. Darydamas fotografijas, vėlgi žiūri į kažkokias problemas, kurias nori išspręsti. Darydamas, tarkim, videofilmą, tu vėlgi gildini kažkokią tai atskirą problemą. O darydamas koliažą arba kažkokius tarpdisciplininio meno kūrinius, kurie jungia savyje galbūt įvairias raiškos formas, tai vėlgi atsiranda tam tikri dalykai ir čia apibendrinti turbūt sunku, nes ieškoti vien tik tai grožio estetikos tikrai turbūt tai nėra pagrindiniai tikslai. Vėlgi manau, jog mene turi būti tas ir kritinis analitinis požiūris į sociumą, į aplinką, kurioje mes gyvename ir būtent kiekvienam kūriniui tu ir nagrinėjai tam tikrą problemą, tam tikrą temą, kurią pasirinkai. Jisai bent jau išlieka originalus, ieško to originalesnio kelio, nesvarbu, kad jisai fotografiją sunaikina, taip jisai kūrė naują vaizdą. Būdamas aktyviu kultūros visuomeniniu dalyviu, organizatoriumi, Darius Vaičekauskas pastebi ir problemas, kliudančias augti, plėstis Klaipėdos miesto kultūriniai erdvei. Yra daug menininkų, vyresniausios kartos ir jie yra įdomus menininkai, bet turbūt dažnai, kai kalbam apie tokius trūkumus, tai ir norima pasakyti, kad tų jaunų menininkų yra trūkumas. Nes jie nekuria to naujo produkto arba neįneša to sudrumstimo tose vandenyse, kurie yra kaip ir nusistovėję ir ganėtinai, tarkim, aiškus kultūros srityje. Tai Darius atlieka labai gerą misiją. Jisai leidžia jaunimui debiutuoti, leidžia pabandyti kurti, o jau paskui, kaip jiems sekasi, jau kiekvienas vis tiek turi pasirinkti anksčiau ir vėliau. Jisai bus menininkas ir prievartą nepriversi. Jauno menininko ateities planuose daugybė organizacinių darbų, nauji projektai, parodos, dezintegracijos festivalis. Tie planai jų yra iš tikrųjų turbūt netgi per daug, kiek jų nespėja įgyvendinti. Pilnas kompiuteris yra medžiagos, prifilmuotos medžiagos, reiškia eilė sumanimų filmų, kurios norisi padaryti, sumontuoti ir paleisti. Tačiau, kaip ir kalbėjom, ne visada to laiko lieka tiek, kad viskas suspėtume įgyvendinti. Spalvingai rudeniškoje Klaipėdoje gausu kultūrinių naujienų. Pristatome jums uostamiestyje vykusius ir vyksiančius renginius. Klaipėdoje nuo spalio 6 dienos 5 dienas Žvejų kultūros rūmuose vyko pirmasis Klaipėdoje šiuolaikinio meno festivalis Naujasis Arabeskas 2010, kurio metu buvo pristatyti žinomų choreografų darbai, pasirodė profesionalų šokėjai, įvyko šiuolaikinio šokio kolektyvų iš Lietuvos ir užsienio šalių koncertas konkursas. Praėjusią savaitę Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre prasidėjo Rusijos šiuolaikinio meno projektas Estetika versus informacija. Spalio 7 dieną įvyko žymaus Maskvos fotografo Igorio Muchino paskaita, o spalio 8 dieną parodų rūmuose buvo atidaryta 16 Rusijos šiuolaikinio meno kūrėjų darbų paroda. Po parodos atidarymo žymaus Rusijos šiuolaikinio meno teoretikas Anatolijus Osmolovskis pristatė naują meno kritikos žurnalą Bazė. Estetika prieš informaciją ir informacija prieš estetiką. Tai yra kiekvieno meno kūrinio du poliai. Ir menininkai stengiasi juos išreikšti. Kodėl gimė ši idėja? Ogi todėl, kad mes su Rusijos kuratoriumi Konstantinu Bochorovu nusprendėme, kad ši problema egzistuoja, o ši problema tai visuomenės smegenų perkrovimas informacija. Po Rusijos mene, nepaisant, ar tai yra jaunosios kartos kūrėjai, ar jau subrendę menininkai, yra tam tikras stilius, kurį galbūt pavadintume Rusijos stilium, dėl ko Rusijos menas patinka vakarams. Tai būtent dėl iššūkių, radikalumo, kažkokios politizuotos estetikos, galbūt pompastikos
galbūt dėl šių visų dalykų iš karto, kurie yra viename kūrinyje, kaip sakoma, Rusijos protų pažinti neįmanoma, tačiau mes sudarėme galimybę pasižiūrėti bent jau į menininkų kūrinius, kurie išreiškia dabartinę Rusijos kultūrą. Spalio 8 dieną galerijoje Memel Art buvo atidaryta dailininko Algirdo Taurinsko ir jo mokinės Beatričės Danieliūtės tapybos darbų paroda Dvi paletės, kurios idėja kilo jaunajai menininkai. Man galima sakyti, kaip akis atvėrė tapybai, keliai, spalvas ir viskas pasikeitė iš tikrųjų. Aš tengiuosi ir savo suatrasti stilių, nors aš dar gal ganėtinai jauna su savo stiliu atrasti, bet stengiuosi pažinti meną, tapybą per spalvas, ieškodama spalvų, derinių, visko. Aš tos vaikštus dariau savo jubiliejai. Jubiliejus bus kitą metą tik tai. Aš juos renku pakaitinai. Spalio 11 dieną Ievos Simonaitytės bibliotekoje prasidėjo Europos literatūros dienos. Renginio metu literatūros kūrinius skaitė Ana Ruchart iš Šveicarijos ir Daniel Bali iš Italijos. Kitas Europos literatūros dienų renginys Ievos Simonaitytės bibliotekoje vyks spalio 18 dieną. Tekstus skaitys Arno Kamenich iš Šveicarijos. Spalio 12 dieną Ievos Simonaitytės bibliotekoje buvo atidaryta Virgilijaus Burbos tapybos darbų paroda. Spalio 22 dieną Klaipėdos universiteto menų fakultete vyks 7. tarptautinis akordeonų muzikos festivalis Vivat Akordeon. Spalio 22-23 dienomis Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre vyks dizaino kūrybinės dirbtuvės dizaino manufaktūra, skirtos jauniesiems dizaineriams, besidomintiems pramoginio grafinio dizaino naujovėmis. Laidoje papasakojame apie Klaipėdą ir gyvenimą joje po karo. Noriu užduoti konkurso klausimą susijusi su šia tema. Kokie darbai buvo privalomi visiems Klaipėdos miesto gyventojams pokario laikotarpiu? Atsakymus siųskite elektroniniu paštu info@artstreet.lt. Kitą savaitę burtų keliu mes išrinksime vieną laimingąjį. Jam padovanosime Klaipėdos koncertų salės įsteigtą prizą. Tai yra kvietimas dviems apsilankyti Klaipėdos koncertų salės renginyje. Praėjusioje laidoje uždavėme jums klausimą, kada įžengė į Klaipėdą pirmieji sovietų kariai. Į šį klausimą teisingai atsakė mūsų laidos žiūrovė Virginija Grigalauskienė. Šiandien su ja susitinkame. Ir koksgi buvo teisingas atsakymas? Teisingas atsakymas yra toks, kad sovietų kariai įžengė 1945 m. sausio 28 dieną. Teisingai. Ir iš kur sužinojote šitą atsakymą? Aš pastoviai žiūriu jūsų laidą, Kultūra, ir tada ten sužinojau tą atsakymą. Na, smagu, ir mes jums norime padovanoti kvietimą dviems asmenims apsilankyti Klaipėdos koncertų salėje spalio 28 dieną vyksiančiame renginyje. Tai bus Choro Breve 20 metų jubiliejaus koncertas. Dovanojam. Ačiū labai, labai malonu. Tiesiog dievinu chorų muziką ir žiūriu jūsų laidą ir toliau žiūrėsiu. Ačiū jums. Ačiū jums. Iki. Šios savaitės konkurso nugalėtoja tapo Jelena Aleksandravičienė. Sveikiname. Dėkoju, kad šį pusvalandį buvote su mumis. Linkiu jums spalvingo, kupino, kūrybingo akimirkų rudens. Susitiksime vėl kitą penktadienį po 8:15 vakare Baltikum televizijos eteryje. Su jumis buvo laida Kultūra Plius.